Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. pirmuosiuose demokratiniuose ir laisvuose, tačiau vis dar anoreksijos sąlygomis vykusiuose rinkimuose išrinktos aukščiausios tarybos pagrindinis tikslas buvo parlamentiniu keliu panaikinti aneksiją ir viešai pareikšti, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė ir tęsia Lietuvos Respublikos valstingumo tradicijas. 1990 m. kovo 11 dienos dokumentų rinkinį sudaro 5 nepriklausomybės atkūrimo dokumentai. Deklaracija dėl Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos deputatų įgaliojimų, įstatymas dėl valstybės pavadinimo ir herbo, aktas dėl Lietuvos nepriklausomybės valstybės atstatymo, įstatymas dėl 1938 m. gegužės 12 dienos Lietuvos konstitucijos galiojimo atstatymo, įstatymas dėl Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo. Kas lėmė kovo 11 akto pasirašymą? Nepriklausomybės atkūrimą lėmė lietuvių tautos troškimas gyventi nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Tai buvo deklaruota ginkluotu, daugiau nei 10 metų trukusiu, nuo 1940 iki 1953 pasipriešinimu sovietiniam okupaciniam režimui. Apie 20 000 Lietuvos partizanų žuvo pasipriešinimo kovose. Apie 130 000 prieškario Lietuvos valstybės veikėjų, karininkų, mokytojų, ūkininkų į nelaisvę patekusių partizanų ir jų rėmėjų antisovietinio pagrindžio dalyvių buvo įkalinti sovietinėse koncentracijos stovyklose. Apie 140 000 Lietuvos gyventojų su šeimomis buvo ištremti į Sibirą ir kitas atšiaurias Sovietų Sąjungos vietovės. Nepaisant žiaurių represijų, Lietuvos laisvės idėja liko gyva. Gęstant ginkluotai kovai, plėtėsi intelektinis pasipriešinimas. Pogrindyje buvo pradėta leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, pasiekdavosi ir užsienio valstybės, atskleidžianti tikinčiųjų persekiojimą, laisvos minties gniuždymą, susikūrė Lietuvos laisvės lyga. 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje jis surengė viešą antisovietinį mitingą, kuriame pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą, lėmusi Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupaciją ir aneksiją. Ypatingą vaidmenį lietuvių tautos nacionalinio išsivadavimo judėjime atliko Sąjūdis. Sąjūdžio iniciatyvinė grupė susikūrė 1988 m. birželio 3 d. Spalio mėnesį įvyko Sąjūdžio stengiamasis suvažiavimas, prikaustęs prie televizijos ekranų visą Lietuvą. Sąjūdis tapo visos tautos remiamų judėjimų. Komunistų partija prarado dominuojančią įtaką. Lietuvos nepriklausomybės idėja skambėjo vis aiškiau ir drąsiau. Būtent su Sąjūdžio tauta siejo nepriklausomybės atkūrimo viltis. Be abejo, Lietuva visą sovietinės okupacijos laiką priešinosi. Net per 50 metų iš lietuvių tautos sąmonės nepavyko ištrinti jos tapatybės. Trumpas nepriklausomybės laikotarpis nuo 1918 m. iki 1940 m. buvo tai šaltinis, kuris palaikė gyvybinės tautos jėgas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir kas įvyko tą dieną. Dieną prieš 1990 m. kovo 10 d. 21 val. Į pirmąjį posėdį surinko pirmuosiuose per 50 okupacijos metų laisvuose ir demokratiniuose rinkimuose išrinkta Lietuvos TSR aukščiausioji taryba. Iki pirmojo posėdžio buvo išrinkti tik 133 iš 141 aukščiausiosios tarybos deputatų. Posėdžių salėje deputatų buvo susodinti pagal apygardas, sėdėjo ilgomis eilėmis salės parteryje, už jų dar liko vietos į posėdį pakviestams Lietuvos išrinktiems TSRS liaudies deputatams. Tribūnose sėdėjo posėdžio svečiai, tarp jų ir svečių šalių. 1990 kovo 11 apie 10 val. Ryto Lietuvos TSR aukščiausios tarybos pirmininkus į aukščiausią to meto šalies pareigybę buvo iškeltos 4 kandidatūros. Romaldas Ozolas, Vytautas Landsbergis, Algirdas Mykolas Brazauskas ir Kazimieras Motieka. 2 iš jų, Romaldui Ozolui ir Kazimierui Motieka atsisakius dalyvauti rinkimuose, dėl aukščiausios šalies pareigybės susirungė Algirdas Mykolas Brazauskas ir Vytautas Landsbergis. Po trumpos pertraukos apie 11 val. Abu kandidatai išdėstė savo programas. Jiems teko pristatyti artimiausios ateities vizijas ir atsakyti į kitų deputatų klausimus. Po baigiamųjų abiejų kandidatų kalbų parlamento rūmų foje, kur buvo pastatytos balsavimo kabinos ir balsadėžė, vyko slaptas balsavimas. Balsavimo procedūra ir balsų skaičiavimas užtruko apie 1,5 valandos.
Visiems deputantams vėl susirinkus į posėdžių salę prasidėjo kitas ir svarbiausias kovo 11 dienos posėdis. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas deputatas Saulius Razma paskelbė komisijos protokolą, kad 91 deputatui balsavus už, 42 balsavus prieš Lietuvos TSR aukščiausios tarybos pirmininku išrinktas Vytautas Landsbergis. 16:40 min. Senoji Lietuvos TSR ministrų taryba grąžino įgaliojimus naujai išrinktai Lietuvos TSR aukščiausiai tarybai. Lietuvos TSR tarybos pirmininko pareigas laikinai eiti buvo pavesta Lietuvos TSR ministrų tarybos pirmininko pavaduotojai, deputatai Kazimierai Danutei Prunskienei. Už tai balsavo 127 deputatai, tik 3 deputatai susilaikė. Po to buvo pristatytas išvakarėse suderintas Sąjūdžio deputatų klubo parengtų 5 dokumentų paketas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Vadovaujantis jie nuo 1990 m. kovo 11 dienos 18 val. Lietuvos TSR aukščiausioji taryba tapo Lietuvos aukščiausiąją tarybą, nors pavadinime neliko tik 3 raidžių TSR, tačiau tai parodė, kad atsirado visiškai kitokio pobūdžio institucija – Lietuvos aukščiausioji taryba. Aukščiausiosios tarybos pirmininkas tapo pirmuoju 1990 m. kovo 11 dienos atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovu. Deklaracija buvo priimta vardiniu balsavimu už. Balsavo 126 deputatai, prieš nebalsavo nei vienas, susilaikė 6. Vienas biuletenis buvo negaliojantis. val. 8 min. Priėmus deklaraciją dėl Lietuvos TSR aukščiausios tarybos deputatų įgaliojimų, kitas svarbus žingsnis buvo įstatymo dėl valstybės pavadinimo ir herbo priėmimas. Šis įstatymas buvo priimtas siekiant išvengti bet kokių spekulacijų. Dėl to, kokios valstybės nepriklausomybė bus atkuriama, šio įstatymo projektą pasiūlius Lietuvos pasiuntinybės Jungtinės Amerikos valstijos patarėjui Stasiui Lozoraičiui. Parengė Sąjūdžio deputatų darbo grupė. Įstatymas buvo priimtas vienbalsiai. Visi 133 deputatai balsavo už. Paskelbus balsavimo rezultatus, audeklu buvo uždengtas posėdžių salėje, dabar kovo 11 akto salė, kabojo Sovietų Lietuvos herbas, o Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos deputatas pasveikinusi politinė kalinė Jadvyga Bieliauskienė Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkų įteikė Lietuvos Respublikos herbą – Vytį. 22:44 min. Aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis paskelbė vardinio balsavimo rezultatus. Už Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą balsavo 124 deputatai, susilaikė 6. Prieš nebalsavo nei vienas. Pirmininkas skelbdamas rezultatus keitė deputato pavardę, šis atsistodavo taip patvirtindamas savo parašą kortelėje. Po balsavimo rezultatų Vytautas Landsbergis tarė: aktas priimtas. Sveikinu aukščiausiąją tarybą, sveikinu Lietuvą. Skambančiams žodžiams posėdžio salėje buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava – trispalvė. Valstybė negalėjo būti be konstitucijos, todėl būtinai reikėjo nedelsiant konstatuoti, kad atkurtoji nepriklausoma Lietuvos valstybė turi konstituciją. Siekiant dar kartą tvirtinti valstybės tęstinumą, buvo sutarta atkurti 1938 m. Lietuvos konstitucijos galiojimą tik trumpam laikui. Už įstatymą dėl 1938 m. gegužės 12 dienos Lietuvos konstitucijos galiojimo atstatymą balsavo 128 salėje buvę deputatai. Deklaravus konstitucinį tęstinumą, teko pripažinti, kad 1990 m. Lietuvos Respublika negali gyventi pagal 1938 m. konstituciją. Todėl netrukus priėmus Lietuvos Respublikos laikinai pagrindinį įstatymą, kitaip laikinąją konstituciją, buvo sustabdytas 1938 m. konstitucijos galiojimas. Tos dienos posėdis baigėsi priėmus kreipimąsi į pasaulio tautas, kuriame skelbiama: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba paskelbusi nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą ir sugrįžimą į laisvųjų pasaulio šalių šeimą. Tikisi jų broliško solidarumo ir paramos. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai iš aukščiausios tarybos rūmų skirstėsi jau naktį iš kovo 11 į kovo 12. Prie rūmų jų laukė ir sveikino nepriklausomos Lietuvos Respublikos piliečiai.